Prieš metus garaže pastačiau 72 litrų akvariumą, kad nebūtų tuščias, įpyliau biškį vandens, įmečiau kelius žiupsnius samanų, pajungiau stalinę lempą, nežinau, kokie 5 vatai šviečia, ant laikmačio po 8 valandas ir įdėjau krevečių. Čia yra krevetė. Ten yra krevetė. Filtras dirba visada nukreiptas žemyn, 2 didelės kempinės, aš tiesiog neturiu kur judėti. Labai lėtas rovelė paleistas ir jis sukasi. Metus laiką. Šiuo metu akvariume yra +4. Nors garaže jau buvo minusas naujų metų naktį. Bet to minuso, stiklai netrūka. Nes vandens temperatūra krenta lėčiau. Ir vat pagrindinis prikolas, čia yra iš ežero parnešta tiesiog samana lietuviška. Ir dabar ką mačiau po dugną rėpliojant, kažką labai panašaus. Matau, grynai tarakonas. Nežinau, kas tai yra. Kur čia man dabar? Va čia po samanom, va. Turbūt vandens asiliuks. Nežinau, kas tai yra. Grinai kažkoks tarakonas. Tai šitas gyventojas tikrai yra patekęs su samanom lietuviškom. Nes čia daugiau nieko nedėjau. O žinot, iš ežero paleidau samanų. Tai tikėtina, kad čia kažkas galėjo išgyventi. Čia šalia laikmatis, seni mechaniniai, nėra daugiau kur judėti. Tai ant jų dirba šviesa. Šitas tarakonas. Tikėtina, kad yra išėdęs daug mano krevečių. Bet aš jį paliksiu. Man tų kelių krevečių negaila.